5 valandos, niekas nesijungia, dar pabandykime palaukti keletą minučių. Kaip tik. Labą dieną. Labą dieną, yra 5 valandos, susirinkimo laikas būtų galima ir pradėti, pradžios laikas yra 5 valandą. Keletą minučių. Labas vakaras, ar aš girdžiuosi? Labas vakaras, taip jūs girditės, prašome prisistatyti. Šaurelija Budavičienė, Tele2 tinklo plėtros projektų vadovė, atsakinga už šitą objektą. Bandau kamerą įsijungti, bet nepavyksta, tai dar pabandysiu gal. Ačiū labai, mums svarbiausia, kad mes fiksuotume garsą. Vaizdo įrašo mes neturėsim viešinti, garsas tik bus viešinamas. Bet informuoju, kad garso įrašas jau yra pradėtas ir siūlyčiau keletą minučių palaukti dar, gal kas nors iš visuomenės norėtų prisijungti, gal kažkas pavėluos, tai bent 5 minučių po 5, kad būtų. Tada pristatysiu projektinius pasiūlymus. Taip pat prisistatysime ir mes. Aš esu projekto vadovė Rasa Puzinienė, Mažosios bendrijos aukščių debesų direktorė, šio projekto autorius ir vadovas. Taip pat atsakingas Tele2 asmuo, turintis įgaliojimą teikti prašymą į savivaldybę į infostatybą gauti leidimą. Prašom prisistatyti sekretorių. Sveiki, esu Darius Puzinas, šio susitikimo sekretorius. Sekretorių 13 dieną paskyrėme įsakymą. Malonu, ponia Aurelija, jūs prisijungė, matome jūs. Taip. Tai padarysime kompiuterio lango fotofiksacijas, kad būtų matyti, kiek asmenų buvo prisijungę. Sekretorius dirba. Taip pat sekretorius fiksuoja į sąrašą prisijungusiuosius. O mes dar kokią minutėlę palaukime ir galėsime papasakoti apie tai, kas vyksta. Aš pasidalinsiu savo kompiuterio langu. Taip, mes daliname dabar langų. 5 minutės po 5. Aš manyčiau, kad mes gal procedūrą atlikinėkime. Jeigu kas nors kartais prisijungtų, tai bandysim pakartoti tai, ką noriu papasakoti. Yra labai aktuali teritorija prie pat Baltarusijos sienos, Šalčininkų savivaldybėje, prie dabar mačiau dronais kontroliuojamos vietos, ypatingai poreikis yra vis valstybės sienos apsaugos tarnybai šį bokštą turėti. Tribonių kaimas yra prie pat sienos, iki sienos yra nuo projektuojamo bokšto 13 km tik tai. Teritorijoje yra negausia gyvenvietė, netankus užstatymas, yra didžiuliai plotai tvenkinių, taip pat dirbamų laukų ir taip pat miškingų teritorijų. Šitoje teritorijoje, nuvykus statyti stendą, radome visus laukus užsėtus kukurūzais, tai čia buvo įvažiuojama per tokį tunelį,
kukurūzų. Buvo galima įsivaizduoti, kad čia bus laba diena, ponia Asta, matome prisijungėte ir jūs. Gal jūs galite prisistatyti? Atsiprašau, iš pradžių ne tą nuorodą panaudojau prisijungimui. Tai malonu, kad esate. Prisistatykit, prašau, kas esate. Taip, sveiki, Asta Buitkutė, Tele2 viešųjų ryšių vadovė. Malonu, ačiū. Mes jau pradėjome pasakojimą. Šiek tiek papasakojame apie lokaciją, apie vietą, kur ryšio bokštas statomas. Dabar noriu papasakoti apie teritoriją, kurioje vyks šio bokšto statyba. Tai kadangi labai jautri vieta dėl pasienio zonos, kur reikia stiprinti ryšį, ir šita teritorija pagal topografinę nuotrauką, pagal išrašus ir sklypo planus čia turėjo būti ir pylimai tokie ir medžiai, bet atlikus topografiją pasirodė, kad čia yra visiškai lygus laukai, užsėti kukurūzais ir per visą šitą pravažiavimą yra toks tunelis ir įvažiavimas į šitą sklypą iš tiesų čia yra uždarytas, judėjimas yra į šitą sklypą, čia to paties savininko teritorija. Tai judėjimas iš kitos pusės yra, šiaurės rytų pusėje yra rajoninis kelias Tribonis Karolina, jis yra iš tiesų nejudrus, bet kaip pasienio teritorijoje yra kelio apsaugos zona, bet mes nuo jos atsitraukėme gana smarkiai, beveik į kitą galą sklypo ir tai nedaro įtakos jokios. Tas kelias, kuris yra atsišakojęs nuo Parko gatvės, nors adresas yra Parko gatvė, bet yra keliukas, kuriuo privažiuojama, yra vietinės reikšmės kelias, kurio neprižiūri savivaldybė ir neradau aš jo jokiuose savivaldybės raštuose ir iš tiesų keliukas yra visiškai lauko kelias, vos pravažinėtas. Daugiau, ką mes galim papasakoti, tai ryšio bokštas statomas sklypo pietvakariniam kampe. Kadangi keliukas yra toks mažas, tai mes neprojektuojame kažkokio privažiavimo, nurodome tik tais minimalų nusukimą nuo kelių, kad neužtengti statybos metu judėjimą, jeigu kažkas į laukus važiuotų, pasinaudojant kelio plokštėmis, siūlome padaryti nuovažą tik tam, kad įvažiuotų sunkioji technika pastatyti, išsidėlioti konstrukcijas ir pastatyti ryšio bokštą. Ryšio bokštas yra toks kitoks statinys, nestandartinis, netradicinis, jis statomas laisvai stovintis ant milžiniškų monolitinių luitų, 1,70 m ant 1,70 m dydžio, metro aukščio ir kadangi valstybės sienos apsaugos tarnyba savo raštu pareikalavo, kad įvertinus atstumą iki valstybės sienos bei valstybės sienos apsaugos infrastruktūros reikalavimus, bei siekiant užtikrinti valstybės orlaivių skrydžių saugą, rekomenduojami pažymėti dienos ir nakties ženklais, tai reiškia žiburiais. Tai numatyta jį ženklinti 7 lygiomis dalimis, dažant raudonai ir baltai. Ta konstrukcija yra tokia gana, vadinkim, trapi, negalinga, iš gana plonosienių metalų, tam, kad paskaičiuota tam, kad atlaikytų antenas reikalingas ryšiui palaikyti ir atotampos nedažomas, bet dažoma ta spragotinė konstrukcija. Taip. Tai kas dar aktualu dėl ženklinimo, tai kad nuo ryšio stiebo, šiuo atveju stiebas, kadangi su atotampomis, nustatoma 2 metrų apsaugos zona projektuojama kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų. Tai ši apsaugos zona neišeina į kitą sklypą, nustatoma tik šitam sklypui. Tai atliekant kadastro duomenų tikslinimą pastačius šį objektą, teks užregistruoti šitą apsaugos apribojimą, infrastruktūros objektų apribojimą. Taip pat gavome nurodymą ir iš Lietuvos kariuomenės, kad
Jie pasiskaičiavo, kurioje vietoje numatoma ryšio bokšto vieta, parodymą, kad draudžiama statyti tiesioginio matomumo zonoje tarp krašto apsaugos telekomunikacijų tinklų bokšto linijos apsaugos zonų plotis 400 metrų. Ir šitoje vietoje jie neprieštarauja raštu. Rašoma taip, kad atsižvelgiant į tai, kad prašyme nurodyto mobiliojo ryšio bokšto statybos vieta patenka į specialią radiolokatoriaus apsaugos zoną. Ta zona yra ta raudonoji zona, kurią rodžiu paveikslėlyje prieš tai. Ir jo aukštis nesiekia 50 metrų. Tai derinti su Lietuvos kariuomenė šio mobiliojo ryšio bokšto statybos klausimo nereikia po to, kai bus pateiktas projektas derinimui. Taip, dar yra transporto kompetencijų agentūros derinimas, kuris nereikalauja ženklinimo, tačiau jeigu reikalauja bent vienas iš šitų institucijų, jeigu bent viena iš šių institucijų reikalauja ženklinimo, tai mes tą ženklinimą turim ir atlikti. Taip. Aha, dar norėčiau parodyti, minutėlę truputėlį, aš nustosiu dalintis langu, neįsikėliau nuotraukų teritorijos, truputėlį man trikdys kažkodėl, aš čia jos ne... Minutėlę, aš tuoj tą pasidalinimą atliksiu. Žiūriu, kad man kažkas čia nesujudėjo mano įrangoje. Todėl nieko, aš manau, kad čia viskas tuo įvyks, nes laiko dar turime šiek tiek. Jo, kėliau anksčiau, bet truputėlį man nepasisekė kelti ir matau, kad nenusikrauna. Bet... Na, aš tikiuosi, kad man... Prašau? Jo. Teisingai. Aš dabar tiesiog pasidalinsiu vėl antruoju langu. Ar mes matome? Taip. Matome pasidalintą, čia vat yra ta teritorija, kurioje turi būti statyba, ryšio bokšto statyba maždaug šitoje zonoje. Tai stendas atsirado šitoje vietoje, kur buvo senasis stendas. Stendas čia pastatytas, šitoje nuotraukoje negaliu parodyti, bet esmės tai nekeičia. Dabar čia yra kukurūzų laukai milžiniški ir ten tie karpynai matyti yra, nes čia yra žuvininkystės ūkis. Taip, ir matau, kad daugiau niekas nebesijungia. Ką galėčiau dar papasakoti apie viešąjį pristatymą? Kad buvo
kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracija nustatė specialiusius reikalavimus architektūrai, ypatingų kažkokių reikalavimų nebuvo nei saugomų teritorijų apsaugai, nei paveldosaugai. Tiesiog išanalizavome visą bendrąjį planą ir matėme, kad nors neypatingo statinio ryšio bokšto bendrasis planas nereglamentuoja, neturi būti parodytas bendrojo plano sprendiniuose, bet vis tiek pasižiūrėjome, kad būtų, galiu dar irgi pasidalinti savo langų. Gerai. Čia yra pagrindinio brėžinio ištrauka su nurodyta ryšio bokšto statybos vieta. Tai teritorija yra rodoma kaip mažai užstatyta. Taip pat pasižiūrėjome susisiekimo brėžinį, kuriame nėra kliūčių jokių statybai. Ir bendrojo plano sprendiniuose yra numatyta plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą. Ir taip pat apkalbame, kad ryšių telekomunikacijų tinklų neypatingų statinių projektavimas grindžiamas įstatymais šiais, viskas aprašyta aiškinamajame rašte. Taip pat aprašyta, kad statant neypatingą statinį, kuriam aptarnauti reikalingas netidesnis kaip 1 aro žemės plotas, žemės apribojimų nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka ir žemės paskirties keisti nereikia. Šitas sklypas yra valdomas nuomos pagrindu. Na ir aiškinamajame rašte apkalbame visus aktualius dalykus, trečiųjų asmenų interesus. Taip pat pasakojame apie pagrindinius stiebo parametrus, konstrukcijas ir kabelinius takus. Taip pat kalbame apie stiebo įžeminimą ir žaibosaugą. Elektros tiekimą. Elektros tiekimas bus sprendžiamas po to, kai bus gautas statybą leidžiantis dokumentas, bus pasirašyta sutartis dėl elektros tiekimo, o kol bus vykdomi statybos darbai, tai rangovas galės pasinaudoti generatorių. Tai tiek pasakojimo apie šį statinį. Laiko praėjo 20 minučių, matau, kad nesijungia visuomenės atstovai. Tai aš kaip projekto vadovė turiu pareigą visą valandą vis tiek išlaukti. Nors informaciniai laiškai buvo išsiųsti, bet dėja tie laiškai yra tik tai 2, kadangi šito gretimo sklypo savininkas yra taip pat ir šito gretimo sklypo savininkas, kaip ir šito gretimo sklypo savininkas. Ir yra valstybinio kelio Lietuvos Respublika naudotojas kelių Via Baltica. Tai tiek buvo informacijų. Dar nepapasakojau, kad buvo paskelbta savivaldybės tinklapyje ir savivaldybės tinklapyje buvo aktyvi nuoroda, kurią paspaudus buvo galima prisijungti prie šio susirinkimo. Ir taip, ir viešumas buvo užtikrintas, reiškia buvo ir stendas, ir laiškai, ir savivaldybės tinklapyje, tai gyventojai, greta gyvenantys gyventojai tikrai turėjo galimybę susipažinti su šiuo statomu objektu. Matyt, ryšio visiems reikia, taip reikia galvoti, nes teritorija yra
atoki nuo labiau urbanizuotų centrų, tai infrastruktūrą vystyti reikia, ryšį juolab prie sienos ryškinti, stiprinti reikia. Tai aš manyčiau, kad ačiū labai, kad prisijungėte. Jeigu kažkas dar prisijungs, aš pakartosiu savo pasakojimą, nors tikimybė turbūt yra maža. Paprastai, jeigu prisijungia žmonės suinteresuoti, jie jungiasi laiku. Tai 5 valandą, o aš iki 18 valandos pabudėsiu. Tai susirinkusius siūlau savo nuožiūrą elgtis, o sekretorius su manim kartu atliksim pareigą. Tai gerbiama Rasa, labai Jums ačiū už pristatymą ir noriu paprašyti, kad jeigu prisijungs visuomenės atstovų ir jiems kils kažkokių klausimų skirtų Tele2 įmoniai, tai būtinai mums juos perduotumėte, galbūt surinktumėte ir kontaktinius duomenis tų Be asmenų, abejo. kurie turės klausimų. Mes su Aurelija būtinai juos atsakysim. Tai ačiū labai, tada ir ačiū už tai, kad pabudėsite, aš atsijungiu. Ačiū Jums labai, kad prisijungėte, kad išklausėte. Taip, tai pakartosiu, kad irgi ačiū labai už sklandų pristatymą. Ir jeigu būtų klausimų, tai kreipkitės. Gerai, aš tiesiog turėdama Jūsų kontaktus, abiejų telefonus galėsiu paskambinti Jums telefonu ir Ačiū paprašyti prisijungti. Ačiū Jums. Iki. Iki. Na, aš sėdžiu ir laukiu, gal kas nors prisijungs. Sharing. Tai noriu dar pasidalinti stendo pastatymo vietą. Čia buvo senas stendas. Čia ne, čia yra kitas. Čia yra kitas stendas, kito statinio. O čia yra mūsų pastatytas stendas. Pasinaudojame esamą konstrukciją. Čia tas keliukas minėtas, laukų keliukas išvažinėtas. Truputėlį kieta danga yra, bet jis neprižiūrimas smarkiai. Stendas iš arčiau. Štai toks stendas. Meluoja truputėlį. Stende buvo parašyta viskas, projekto pavadinimas, statybvietės adresas, kas projektuotojas. Ir buvo paminėta, kad galima prisijungti užsiregistravus elektroniniu paštu. Laukime dar pusvalandį, palaukime, kol galbūt. Aš važiuoti grupę. Visi telefonus tiesiog eina gyvenimus. Gerai.
salotų padaryti. Aha, noriu.
Gerai. Ačiū labai. Artėja 18 valanda, tačiau per likusį pusvalandį niekas taip ir neprisijungia. Visuomenė neaktyvi. Šiandien yra spalio 15 diena. Nuo 5 valandos iki dabar, iki 18 valandos, internetinėje erdvėje vyko viešasis susirinkimas pristatantis projektinius pasiūlymus. Kadangi ne vienas visuomenės atstovas į susirinkimą neatvyko, tai konstatuojame faktą, kad viešojo susirinkimo procedūra yra atlikta, o visuomenė nesuinteresuota svarstomais projektiniais pasiūlymais. Todėl nutarta tęsti projekto rengimo procedūrą, projektinius pasiūlymus pateikti Šalčininkų rajono savivaldybės statybos ir architektūros skyriui, kad pritartų projektinius pasiūlymus. Bus parengtas viešojo susirinkimo protokolas, viešojo svarstymų dalyvių sąrašas ir pateikta į info statybos erdvę. Tai projektinių pasiūlymų viešojo aptarimą pabaigėme. Ir ačiū už praleistą laiką.